Sveika, Meloji. Šiandieną sveikinuosi su tavimi, saulėtą dieną. Aišku, nežinau, kaip bus, kaip transliuosim, nes Lietuvos tesorys visai būna. Ir čia yra Magnetic Conversations ir šiandien svečiuose turiu labai įdomią moterį, su kuriuo ten, darydamasis makiažą, tiek išsiplėpėjom, kad jau norėjau stabdyti arklius. Tai pristatau jums Sandrą, mitybos terapeutė ir projekto Valgau be žalos įkūrėja, iniciatorė ir puoselėtoja. Iš tiesų įkūrėja ir tas projektas yra gimęs iš asmeninės patirties. Tai tikiu, kad šiandien turėsim labai įdomų pokalbį, kuris jau užsimezgė ir tikiu, kad turėsim kuo labai daug pasidalinti. Nu, ačiū tau. Klausyk, tu pradėjai dabar plėpėti taip lengvai ir sakai, kad išeinant iš namų vyras pasakė komplimentą, ar ne? Taip. Ar galėtų būti būsina, su kuria eina nuo namų iki čia? Aš jau, taip, toks grinai leidžiasi plėsgait vežimyn ir tik tada nulipdama laipsnių, kaip stipriai tai suveikia, nes taip tik, visas pasitikėjimas, šypsena veide, toks labai didelis pokytis buvo. Kodėl paklausiau ir kaip suvedžiau Sastą, aš vakar klausiau vieno tinklalaidės podcast'o ir ten buvo kalba apie tai, kad kaip stipriai mes galime įtakoti savo gyvenimą arba tai, koksai jisai yra pagal tai, kaip kalbame su savim. Jau palik, kaip kitus tam kalba, kur aš link suku į tavo temą. Nes aš dabar įsivaizduoju, jeigu žiūri veidrą, koks pilvas, kokios nukarusios krūtis, kokia didelė šakna, žinai, koks celilitas. Tai aš suprantu, tą ir turi, bet tada man toks kirba mintelė, bet tai tugi negali pakeisti, tapti, nežinau, gracinga gazelė tik mintimis, bet turbūt jos gali kažkaip padėti. Taip, iš esmės labai gražiai Agna pradeda mūsų pokalbį, nes iš tikrųjų viskas gyvena mūsų viduje. Galvoje ar viduje visame kame, viskas prasideda nuo minčių. Na, turbūt toks pats svarbiausias momentas ir aš labai dažnai merginam ir moteriam sakau, pradėkim stebėti, kaip su savim kalbam. Kas yra mūsų vidinis dialogas ir kiek daug mes turim savyje savikritikos. Mes norim, kad mums kristų svoris, kad mes valgytumėm, savim rūpintumėmės, mylėtumėm ir taip toliau. Bet mūsų vidinis dialogas, aš nevykėlė, aš nesugebėjau, aš nemoku, žiūrėk čia prieš veidrodį, tas čia prieš veidrodį dienas. Nesvarbu, kad tai neturi dažniausiai jokio pagrindimo, dažniausiai mes tą esame išmokę, atsinešę iš savo vaikystės, labai dabar skaudi tema ir ne vieną klientą turiu mamos pavyzdys. Kaip mama kalbėjo su savim ar kaip mama kalbėjo su ją? Kaip mama kalbėjo su savim, kokį mama su savim turėjo santykį ir moteris taip skauda, net klausytis tų istorijų, sako, aš matau mamą. Jinai yra normali, viskas su jie yra gerai, mano akimis tai yra pats man brangiausias žmogus, o mama stovi prieš veidrodį ir sako, čia mano pilvas. Aha, reikia pasilaikyti šitos dietos, nes tada tas pilvas bus mažesnis. Čia mano šlaunis ir ką tada mes darom, vaikai mokosi per pavyzdį. Jie girdi ir labai greitai, ir kaip tik ir su Žalyte, Gedrė, jūsų klausiau to pokalbio, ir man taip rezonavo viduje, nes taip viskas iš tikrųjų, mes matom pavyzdį, mes girdim, kas vyksta, ir jeigu mes taptumėm, ir dar toks vienas paradoksalus dalykas, kadangi ir su terapijos sesijas vedu, būtent su tuo santykiu, su savim santykiu, su kūnu, su mityba, ir labai dažnai sako, aš taip nenoriu būti kaip mama, aš taip nenoriu kartoti mamos žingsnių, bet mes taptelim ir suprantam. Ir čia mamos balsas mano viduje, ir čia mamos balsas mano viduje. Ir šitas, ir tada aš klientam ir sakau, žiūrėkim, sustokim ir pasižiūrėkim, o kas čia kalba? Ar aš pati, o gal čia mano partneris, gal čia buvę santykiai, gal čia mamos balsas mano viduje. Ir kai mes pradedam pamatyti, kiek daug tų skirtingų dalių yra mūsų viduje, bet ten yra mūsų. Ten nėra manęs pačios, nėra tas santykis su savimi. O kaip tuomet yra, jeigu aš identifikuoju, aš suprantu, kad čia turbūt terapiniai dalykai ir mes negalim dabar visos Lietuvos pageidyti, bet bent suprasti, kaip tai veikia. Ar ne, tai jeigu aš jau matau, kad, čia net ne aš kalbu su savim, o mano mama kalba su savim, bet aš kaip vaikas paėmiau šitą, vos ne, kad mama, tau gal bus lengviau, duok man. Taip. Arba ten, nežinau, draugė, sesė, pusbrolis. Ar aš su tuo pati, nesikreipdama į specialistus, galbūt yra būdų, nežinau, minčių higienos ir kvėpavimo, kad galėčiau sau padėti. Tai pats svarbiausias dalykas atpažinti.
Tai pati svarbiausia dalis yra atpažinti ir tada vėlgi mano ta darbo kryptis yra kognityvinė elgesio terapija, čia yra mano pasaulis, tai tiesiog atpažįstu ir labai paprastas pratimas, ne, kairėje lapų pusėje išsirašau tą savo vidinį dialogą, kas ten su manim kalba ir kaip aš apie save kalbu, ir dešinėje pusėje labai gražiai rašau paneigimą, tam, ne, tarkim. Pavyzdį. Tai va, tyrėjau, kaip tik tyrėjau, ne? Tarkim, mano šlaunis man atrodo per storas. Nu, vat, mama kažkada savo sakė, aš tą pasiėmiau savo, ne? Ir tada galvoju, aha, stovi prieš veidrodį, dar moteris mėgsta nuogos išsirengti, o dar jeigu PMS atėjo dėl fiziologijos, esam šiaip išsipūtę, tada mums dar labiau reikia prie to veidrodžio atsistoti. Ir aš save pagaunu, kad, aha, mano vidinis kritikas kalba mamos balsu ir sako, kad mano šlaunis yra per storas. Ir aš tada kitoj pusėje labai gražiai galiu rašyti, bet tai yra apie tai, kad man tai davė moteriškumą. Tai yra būdas, kad aš galėčiau išnešioti gyvybę, net mano kojos mane neša per miškus, per laukus, per pievas ir taip toliau. Toks lyg dėkingumas savo? Taip, ir dėkingumas kartu, lygiai taip pat paneigiant tą destruktyvę mintį, toks dėkingumo momentas, kad ačiū tau kūne, vat su viena klientė, ir dabar, kai dalinuosi, tai viskas kyla iš vidaus, tai su viena klientė mes ir turėjom grinai būtent dėkingumo praktiką. Jinai kiekvieną dieną turėjo surasti, už ką pagirti savo kūną. Bet su dėkingumo praktika yra vienas labai svarbus dalykas. Mes turim pajausti. Taip mes nerašai turim ne automatiškai, nes yra tie dėkingumo dienoraščiai, jie gal yra labiau apie tokį įpročio ugdymuose, kad aš kiekvieną dieną kažką parašau. Bet čia yra labai svarbu ir aš dar tai klientai sakiau, kad pabandyk tada surasti gyvenime momentą, kur tu taip iš tikrųjų jauteisi. Kur tu jautei, kaip tos kojos tave neša to pajūro, ne? Kaip tu nešioji savo įsčiose kūdikį ir kaip buvo gera, šilta, leis tau patirtą jausmą. Nes mūsų smegenys mokosi per patirtis. Mes galim racionaliai paaiškinti, ne, kad dabar yra PMS-as, dėl to kūnas yra linkęs kaupti skysčius, viskas yra labai faina. Bet kitą mėnesį vėl iš naujo aš stora. Taip, ir vėl aš stora. Taip, bet realiai mes pamirštam, mums amnezija ištinka, nes pradedi pūsis ir galvo, taip ir galvo, čia nuo tos purgos. Taip, bet man labai gražus tavo pasidalinimas buvo, tada labai rezonavo, kad kiekvienais metais vis išgyveni, nors 30 metų viskas kartojasi. Taip, vienareikšmiškai taip, kad kartą per mėnesį pastorėjus, staiga. Taip, staiga. Nu geriau, pakalbėkime apie kitas to. Aš nekalbu apie, kaip čia pasakyti, aš įsivaizduoju, kad svoris neužauga per naktį, tiek suprantu. Ne, gali būti akumuliacinis svoris dėl skirtingų priežasčių, bet aš labiau noriu pakalbėti apie tą, gal net ne svorio prieaugimo, o kūno formų pasikeitimą, vos ne per naktį, nes taip, žinau, irgi būna ir net ir pačiai teko patirti. Kalbu apie tai, gerai, dar gal truputį prieš istorijos konteksto, jo. Kalbu apie tai, kad, tarkim, yra stabilus, pavyzdžiui, svoris arba kūno formos. Ir tarkim jauti, kad, pavyzdžiui, po tam tikrų atsikartojančių stresinių situacijų emociškai, jauti, kad šast ir džinsai neužsiseka. Arba ten šast ir per šlaunis, kelnes iki kelių. Kas tai? Ir aš turėjau, irgi dabar daliniesi, klientas turi 7 kg. Va taip iš nieko. Tiesiog iš nieko. Ir neatsiunčia man nuotrauką ir sako, žiūrėk, neužsisega. Sako, aš išsigandau, nes man yra baisu, nes mano kas toliau, supranti? Taip, ir dar kaip tik buvo tik pakeista mityba, prieš tai buvo labai stiprus angliavandenių ribojimas, bet ten buvo labai stresinė situacija. Ten buvo laidotuvės, ten buvo kelionė į Lietuvą, lėktuvas ir visi kiti dalykai. Tai iš tikrųjų, ką turbūt labai svarbu suprasti, kad mūsų kūnas yra gyvas. Ir aš labai mėgstu šitą frazę, kad kartais kūnas nori gyventi labiau už mus pačias. Nes mūsų psichika yra pakankamai destruktyvi, mūsų kūno vaizdui, patiriamam streso, kiekiu, mes galim savo leisti patirti labai daug streso ir jeigu gyvenime tempas yra gana intensyvus, mes sakom, čia viskas yra tvarkoje, čia visiškai savai. Ir tai praeis? Taip, ir tai praeis, va ta graži frazė, ir tai, kada nors praeis. Bet iš esmės mūsų kūnas ginasi. Ir kai mūsų kūnas ginasi, vienas iš tokių labai svarbių dalykų, kad jis pradeda tam tikrus uždegiminius procesus mūsų organizme kurti, nes jam reikia kažkaip apsisaugoti ir tau parodyti, kad stabdyk. Tai čia tikslinuosi, tai čia galva, kaip suprato, nuskaitė, sukūrė situaciją,
davė signalą ir tada kūnas sako, okei, ką galim padaryti. Atjungiam šitus, suaktyvuojam šitus, nu ir tada... Visiškai visiškai taip, nes dar irgi toks vienas svarbus momentas, ką šito pokalbio metu verta padėti suprasti, kad su viena gydytoja labai gražiai kalbėjome ir jis sako, kūnas nebepasitikė galvą. Nes galva gali perknešti belė kokį kiekį streso. Nes, čia tas, čia nas, čia kitas, čia kaip nors, čia truputį pakentėsi. Ir matai, galvoju, greitai tu gali svaipinti šoną. Taip, labai greitai, o kūnas jis nespėja gyventi su tuo ir tada jis pradeda gintis. Ir tada tas visas skysčių kaupimas, organizmas, tai praeina, ne? Ten tie 7 kg, mes jūs rašėm po 2 savaičių, ten jau nieko iš tų 7 kg nebebuvo likę ir viskas gražiai išsisprendė. Bet iš esmės tuo metu kūnas kaip gynyba ir kaip tokia raudona vėliavėlė tau sako, kad žiūrėk, jeigu tu ir toliau taip darysi, tai pasekmės bus tokios. Taip, ir jeigu tu suvoki, kad okei, šitas pasekmės yra nuo to, vėlgi sąmoningumo ugdymas, ne, aš susieju tada 2 dalykus, kad jeigu aš gyvensiu taip ir toliau, nes ir projektas irgi, kai gimė iš asmeninės patirties, tai man irgi buvo pasakyti labai skaudus dalykai. Ir aš tada tiesiog turėjau suprasti, kad okei, gyvensiu toliau taip, pasekmės man 25 metų pasakė. Cukrinis diabetas 2 tipo arba vėžys, jeigu tu ir toliau tęsi tai, ką tu darai. Congrats. Toks, žinai, tipo, bet tai gerai, toks, žinai, taip, man to reikėjo, nes jeigu to nebūtų... Nes kaip būtų sakė, žinai, o gal tu vis dėlto... Tu būtum sakęs, taip, dar truputį, aš geriau žinau, nes galva geriau žino, ką reikia daryti, bet kūnas jisai išgyvena visus tuos dalykus, jis išgyvena juos labai stipriai ir labai gražiai pati sakai, ne, mintis, vienas paveikslėlis, antras, trečias. Ir jos netgi nebūtinai, žinai, yra realiai, kaip čia pasakyti, nebūtinai yra tai, kas yra de facto realybė. Kūnas tai yra čia. O galva tai jinai supranti ir kosmose biški, ir kaime biški čia. Ir tada, o signalus siunčia klaidingus, aš taip suprantu. Taip, visiškai teisingai. Tai gerai, ir tada jeigu mes suprantam, kad mūsų kūnas nėra tik tai, dabar nesugalvoju, špinatų, brokolių ir Napoleono torto junginys, bet šiek tiek daugiau, ar galėtum išplėsti tą mūsų suvokimą ir padėti moterims pamatyti, kad kūnas nėra tik tai šaldytuvo turinio rezultatas, kad vaizdas kaip tu atrodo yra šiek tiek daugiau, o gal net labai daugiau. Labai daugiau, Agne, labai daugiau, nes iš esmės viskas kaip ir mūsų pokalbis prasidėjo, viskas prasideda čia. Viskas prasideda čia ir apie kūną, irgi mes tam taip užkulisiuose truputį pasikalbėjom apie tą kūno pokytį. Moterys labai dažnai būna užstrigusios tam tikram kūno vaizde, iki neštumo. Tikslinosi taip, kaip nori atrodyti. Arba kaip kažkada atrodė. Aha, gerai. Nes, tarkim, mes turim situacijas, neštumas labai pakeičia moters kūno vaizdą ir tai yra savaime suprantama dalykai. Ir tada moteris užstringa. Prieš neštumą svėriau ten bet kokius skaičius sekundes, svoris X, neštumas man pridėjo X kilogramų ir aš visada turiu man reikia žūtbūt ten grįžti. Aš turiu tokį suvokimą, kad man žūtbūt reikia ten grįžti. Apskritai, jeigu yra plati dietų patirtis, tai mes turim tam tikras fiksacijas, kur mes norėtumėm būti. Bet kaip labai irgi taip klausantis tavęs, taip labai gera, nes daug to moteriškumo ir tų visų momentų, bet su laiku moters kūnas natūralu, kad jis keičiasi. Taip, mūsų hormoninė sistema keičiasi, mūsų apskritai. Irgi, kur čia skaičiau labai fainą mintį apie tai, kad žmonės bijo pokyčių. Nes pokytis reiškia nesaugumą, ne? Ir moteris su tuo kūnu, su kuriuo ten svėrė prieš nėštumą, jinai turėjo tam tikrą gyvenimą. Ir tikėtina, kad jinai netgi ne to kūno nori, bet to gyvenimo, kuris buvo tuo metu. Man kad brilliant. Taip, o kūnas leidžia tai turėti. Arba to santykio su vyru, kurie atėjo prieš vaiką, nes galbūt dabar žindai nemiegi ir nenori sekso, o tada labai norėjai ir buvo amazing. Taip, taip, kūnas mums tampa taip labai žiauriai skamba, bet kūnas tampa įrankiu pasiekti rezultatą X. Arba turėti tai, ką kažkada turėjau, nes jeigu grįšiu į tokį kūną, tai reiškia, kad visa kita irgi susidės į vietas. Taip. Ir dėl to mes tada siekiam to, mūsų galva sukuria tokį paveikslėlį, mes to siekiam, bet kūnas tai keičiasi. Jo hormoninė sistema su metais keičiasi, jo medžiagų apykaitos metais keičiasi, ne? Ir tada mes turim tokį disonansą tarp to, kas yra mūsų galvoje ir tarp to, kas yra iš tikrųjų. Ten, kur šiandien aš esu. Ir labai dažnai tas disonansas tada sukuria vidinį konfliktą ir vidinis konfliktas dažnai yra vienas spręsti per maistą.
per emocijų malšinimą maistu, nes aš nesuprantu, kas su manimi darosi, aš noriu labai labai griežtų dietų, dėl to, kad man to paveiksliuko reikia, ne, aš labai labai noriu to gyvenimo, nes šiandien santykiai nebe tokie, darbe manęs taip nebevertina, ne, su vyru kažkas nebe taip, nes, normalu, kad santykiai taip, atitolus su draugiam, nes jos irgi turi vaikų, tam pametinukai, ne, kiti reikalai ir taip. O mes tai norim to, kuris buvo tada. Ir kas dar įdomu, tu paminėjai, kad tada, ypač jeigu turi dietinio mąstymo arba dietinės mitybos patirties, ar ne, kad, tai tada griebsios to, nežinau, ten, turbūt visi esam bent jau girdėję visokių kopūstų dietų, obolių, ryžių, grikių, ko tu ten nori, žodžiu, šitų vis dalykų. Bet kita vertus, man tai dar, žinai, kas suskambėjo, pasakyk, jeigu klystu, arba priešingai, ta tokia self-destrukcija atsitinka, kad aš noriu to pasiekti, man lengvais būdais to nepavyksta, nes galbūt bemiegė naktis, tada tu valgai, ką nori, bet prieš tai įsimiegoti reikėtų, tada toks būna, ir gerai, ir tada aš visą tortą. Taip, dar blogiau dar. Kas čia? Čia ir yra, bet tas, kaip aš sakau, viską sugadinau. Suvalgi vieną bandelę, tai viską sugadinau. Taip, suvalgi vieną bandelę, viską sugadinau. Arba tas destruktyvumas, kai aš nebegaliu pasiekti. Nes yra labai kaip pasaka, yra Karen Horney, labai faina teorija. Jinai yra apie tai, kad mes iš prigimties esam linkę ieškoti meilės. Taip yra, ne? Gimė lėliukas. Bet nuo pat lėliuko. Taip, nuo pat tos mažytės būtybės. Ir kas tada atsitinka? Jeigu mes tas meilės negaunam, mes tada pradedame eiti į destrukciją, į pykčio emociją. Ir jeigu per pyktį mes negaunam, o pyktis, kuo ir pati daliniesi, negavau, nepadariau, tai dabar viską į save susikimšiu. Ir dar jeigu ir tokiu būdu mes kažko negaunam, tada mes jau pradedame eiti į depresyvius dalykus ir tolti nuo visko. Tolti nuo bendruomenės, tolti nuo šeimos, užsidaryti nuo savęs ir taip toliau. Tai jau kaip pastebi mane, kad tas pyrago gabalėlis nebe apie malonumą ir fainą laiką, o apie savidestrukcinius dalykus, verta iš karto grįžti tą laiptelį atgal ir pasižiūrėti, kad greičiausiai man tiesiog labai trūksta meilės. Ir tos tikros meilės, mes ten ir užkulsiuose truputį kalbėjom apie tą meilę savo, kaip mes skirtingai tą dalyką suprantam ir kiek ten daug viskas slepiasi po visu tuo, bet iš esmės meilė. Labai toks, ir taip, jeigu taip bendrai pasakyti, tą žinutę, kurią nori išsinešti, kad meilė savo, santykius su savimi, buvimas su savimi, gebėjimas būti tyloje su savimi, be ausinių, be dirgiklių ar visų kitų dalykų. Va čia yra ta mūsų galutinė paieška, kur mes esam patys ramūs su savimi, tada mums yra daug paprasčiau būti ir toksiškoje aplinkoje, ir dirglio aplinkoje, ir visose kitose dalykus, ir mums nebereikia to viskas, dabar tai atkeršysiu savo arba atkeršysiu kažkam kitam. Aš turiu labai įdomu, noriu pasidalinti pavyzdį, bet iš to, ką tu sakai, mano viena draugė turėjo labai intensyvų, kaip čia, skiriasi su vyru, žodžiu, ką čia vyniot, sudėtinga situacija, kontekstas, maži vaikai, viskas, ir jinai buvo priaugus svorio. Ir mes ir aš ją sutikau neseniai ir sakau, kaip gerai atrodai, sakau, man atrodo, kur svorio gal numetį, sakau, sakau, ką darai, pasisikvėt, žinai. Sako, praėjo tas visas mėšlas, sako, aš biškį paleidau, sako, tada pradėjau skirti daugiau laiko ir dėmesio savo, supratau, ko aš noriu, sako, nes aš tiesiog, liūdna, stresas, manęs nieks nemėly, vaikai ant galvos ten, tarkim, paskolos reikalai, sako, aš kemšu, o tikrai kemši ne brokolius, kaip simbolį paimkim, o ten jau tai, kas kemšasi skaniau ir saldžiau. Ir pradėjau, vis mažiau save nudroštalį, kad nevykėlė, kad nepavyko santuoka, kad Ir sako, taip ir nukrito tie 6 kilai, žinai, tai tiesiog gyvų pavyzdžių norėjau pailiustruoti, kad daug dalykų, kaip tu ir sakai, yra čia ir čia, aišku. Ir labai noriu atreaguoti, kad turiu ne vieną istoriją, kad svoris ir emocijos yra koreliuojantis dalykas. Jeigu žmogus negeba reikšti emocijų, jeigu jis jas patiria ir visas krauna į save, taip, realiai jis valgo emocijas. Supranti? Taip, jisai valgo emocijas, nes mes bijom emocijų dėl to, kad esame prigąsdinti, kad pykti negalima, mes nemokam gražiai. O tokia liūdna ir susiraukus. Taip, tikrai, arba mergaitės nepyksta, berniukai neverkia. Čia tokias visiškai stereotipinės. Čia knygos viršelis. Taip, čia galėtų būti knygos viršelis ir kas tada atsitinka, tada viskas susirba kūnas. Ir kai mes pradedam, nes irgi, tie viena klientė sako, aš turiu emocinį valgymą.
Sakau, Tai gerai. jau pati moteris suprato. Taip, jinai atėjo pas mane į terapinę sesiją, sako, žiūrėk, Sandra, gelbėk mane, aš turiu emocinį valgymą. Ir mes pradėjom dirbti su ja, mes dabar jau beveik metus su ja dirbom, bet mes nedirbom su maistu. Mes neturim mitybos planų, jinai neturi jokių mitybos rekomendacijų. Dietų nesilaiko nieko, -7 kg. Tiesiog dėl to, kad jinai suprato, kur yra jos problema, ką jinai daro su tom emocijom, iš kur jinai jas susirenka, kas vyksta. Ir tiesiog užteko turėti terapinę sesiją. Ir pradžių kartą per savaitę, dabar jau mes tik tai kas porą savaičių matėmės, bet iš karto yra pokytis, mes nieko nedarėm su maistu. Daug mane taip šilta darosi, kai tu galvoji, sakau, gerai. Taip, nes tiesiog, vėlgi grįžtam prie to, kad mes atpažįstam priežastis, kurios sąlygoja, nes kaip ir apie draugę. Talmėse, labai nuskambėjo tas momentas, kad drožiu save dėl to, kad netobula moteris būna, tobula žmona. Skyrybos dažnai yra tas vadinamas feilas, žinai, kad man nepavyko. Nu ir tada jau, ką mes kalbėjom prieš tai, self-destruction. Taip, visiškai. Bet kaip gražu. Dar klausyk porą, pagrąžinsiu žingsneliu atgal, tu taip gražiai užėjai ant kitos lyg ir mūsų potėmės tokios apie tas emocijas, kurios kaupiasi kūne. Aš suprantu, ką tu sakai, aš irgi taip gyvenu, bet galbūt kažkam yra neaišku, ką tai reiškia emocija kaupiasi kūne. Tai nėra daiktas, kad kauptųsi, gal galėtum išsiplėsti. Tai labai gražiai pati pradėjai dalintis tą mechanizmą, kad mes žmonės labai sunkiai būnam su kažkokiu nemalonumu viduje. Bet vis tiek kūne. Taip, dažnai. Emocinių nepatogumų kūne. Čia vėl, bandom iš dar toliau, nes čia viskas nėra taip paprasta. Tai iš esmės, dažniausiai ką pastebi klientai, jie pradeda pastebėti tą tokį destruktyvų maisto dėjimą į save, kad man jau skrandė, vėl grįžtu, vis dėlto čia yra tas fiziologinis momentas, kad man nebepatogu savo kūne. Man pradėjo veršti drabužius, reiškia, kažkas vyksta nebe taip. Aš tai vadinu. Odos būna pokyčiai. Taip, odos, taip, viskas, plaukai, nagai ir visi kiti visi tokie išoriniai dalykai, ką mums kūnas siunčia kaip žinutė. Tai čia yra, kaip aš vadinu, tas impulsas veikti. Impulsas veikti yra dėti į save, pavyzdžiui, maistą, kažkokie tokie dalykai. Ir tada aš pradedu pastebėti, kad aš pradėjau kažkaip destruktyviai su savimi elgtis ir dažniausiai tai būna per maistą. Kaip ir sakė, tas pyktas toks, kur nebegaliu sukontroliuoti pasaulio, tai sukontroliuosiu tai, ką valgau ir tada dar nepavyksta dažniausiai to padaryti. Ir tada visas tas procesas mus pradeda vesti link to, kad mes pradedam pastebėti savo mintis. Mūsų mintys tada pradeda gyventi mumise, mes pradedam pastebėti destruktyves mintis, mes pradedam pastebėti, ko mes neleidžiam savo, nes geros mergaitės nepyksta, geros mergaitės yra tobulos žmonos, geros mergaitės tvarko namus, prižiūri vaikus ir taip toliau, mano viduje dega karjeros svajonė. Ir dabar kartais pas partnerį grįžtu namo ir sakau, tau dar neatsibodo, kad manęs nėra ir aš tiek dalykų veikiu, sako, taip, tu laiminga ir tai yra labai svarbu. Aš nenoriu, kad pamestų minties, bet tiesiog toks pastelinimas atėjo, kad ir šitoj vietoje neretai, man atrodo, kas atsitinka, kad jeigu aš savo neleidžiu, pavyzdžiui, karjeros, tai tada arba aš labai pykstu ant tų žmonių, kurie savo tą leidžia, o šitą čia, žinai, ten karjeristė kažką, arba dažniausiai mes partnerį tokį turim, kuris veidrodžiauja ir tada su juo ar amžinos kovos, nes tu žalti, darbą. Taip, nes tu turi, o aš tai ne, nors labiau noriu. Taip, ir būtent, ir aš dėl to nepamesim minties, nes iš tikrųjų taip ir yra. Ir tada mes pradedam pamatyti, kad mes užvalgom savo emocijas, mes užvalgom savo jausmus ir visa tai yra mūsų kūne. Ir tas kūnas tiesiog nuo to ir didėja. Šis mes galim valgyti labai labai mažai, bet jeigu mes vėlgi čia dar truputį kiti jau momentai įsijungia, tas toks kaupimo momentas, kai mes labai ilgai nevalgom ir taip toliau, bet iš esmės tas dažniausiai, ko mums reikia, saldaus, saldžiai, tokio comfort food. Kas kam yra comfort food? Saldžiai, sočiai. Taip, kai ten būna sūriai, pavyzdžiui, kvapniai, arba irgi nėra mokslinio tyrimo, bet labai daug susiduriam su tuo, su pyktis ir trašku. Yra tokia sąsaja. Taip, toks, taip, grinai. Reiks pastebėti, nepastebėjau. Jo, nes pykčio emocija yra tos sąsajos. Nes, pavyzdžiui, kai meilės nori, tokio nors tokio apveliančio būna, tai šokoladas toks yra. Taip, taigi citrinų nevalgai. Taip, tu valgai dažniausiai šokoladą, riebų, kur tau norisi, kai turim labai gražią frazę su klientais, maistas apkabina.
Maistas apkabina. Tai vad grinai, vad taip atrodo, įsitrauki į tą šokoladą ir taip visas pradėjo. Taip. Tai vad čia ir yra tas mechanizmas, kuris ir sąlygoja, kad kūnas pučiasi tada nuo to ir tai viskas prasideda tiesiog nuo minčių, kurių mes neišsakom, neišreiškiam, kurių mes bijom, kurių mes pačios savo nepripažįstam, nes mes turime labai daug iš aplinkos primestų stereotipų. Ir ypač man atrodo, kad tai, ko neleidi savo, tada labai didelių pykčių išvirsta, kurį negaliu parodyti, atgal. Taip, atgal, taip, kaip gražiai šiandien kūno kalba mūsų kalbasi tarpusavyje, nes iš tikrųjų taip ir yra, tada aš viską nuryju, tada vėlgi du mechanizmai, ne, arba prasprokstu, tada visi blogi ir tada aš dar kartelį pasitvirtinu, kokia aš negera, neteisinga, taip. Ir tada ateinu į savęs nusibaudimą, arba dar kitas momentas, kur aš visą laiką tyriu. Kur tada kas tau yra nieko, ne? Ir tas toks... Patarčiau vardan saugumo išeiti iš kalbą. Taip, nes šito gali prireikti, nes mes irgi juokiamės kartais su klientais, metam bombas po kilimu, viena bomba, antra, trečia ir toks pasiv, grinai, taip, ir po to nekaltas žmogus gali kitą kartą prisidirbti. Užminti tos minos. Taip. Tai gerai, Sandra, bet... jaučiu nepatogumą, sakėm, kūne, kažkoks, tarkim, supikau, sunervino, paskambino ir sunervino. Tai gerai, tai tam, kad dabar aš visko tai ką aš daryčiau tavo galvą? Ką daryti? Sveikai daryčiau. Ieškoti. Nes čia aš pasidalinsiu tik keliais momentais, bet tiesiog, kad užvesti ant keliant paieškų, nes ir šiandien mes, kai kalbėjome, nėra vieno atsakymo. Girdžiu, bet tos bent pirminis pastebėjimas, kad aš susinervinau ir ar tą užspaudžiu ir išgarinu, tai kaip tai galėtų atrodyti? Tai iš tikrųjų, kai kalbam apie emocijas, mums yra svarbu stebėti savo tą impulsyvę reakciją, kad nebūtų taip, kad neišsiventi paprastai tariant, kad taip neatsitiktų, tai ką aš galiu daryti. Tai tada vėlgi, ką aš patariu savo klientam, tai pirmiausia įsižeminu. Aš sėdžiu, pajaučiau pėdom, kur ten, kokie ten batai spaudžia, nespaudžia ir man yra viskas patogu, ne? Tada dabar pasidėję rankas, einam rankas, jaučiu, kaip mano rankos yra ant kelio, kur yra mano sėdmenis, toks sugrįžimas truputėlį pačios į save, tam, kad aš suprasčiau, kur aš esu, tada mintise galiu perbėgti, kokia yra savaitės diena, kiek dabar galėtų būti valandų ir taip toliau, toks susigrąžinimas į save. Ir tada aš galiu pamatyti, kur yra emocija. Tai toks lyg atėjimas į kūną, nes dažniausiai būni galvoj. Taip, nes būni galvoj. Taip, tada sugrįžtu į kūną ir galiu pamatyti, o kur yra mano emocija. Pyktis dažniausiai bus čia. Nes labai dažnai, kai kalbam su klientais, kai pradedam analizuoti jų kūno kalbą, paliečiam kažką pikto, tu matai, kumščiai susigniaužia, žandikaulis susikanda, pradedi girdėti, kad jie kalba per sukastus dantis, toks atsiranda kaktos, toks ir tada aš galiu pradėti per kūną, galiu padėti savo pamatyti, kas manyje vyksta, kokia yra mano emocija, o jeigu jeigu tuos dalykus yra sunku pastebėti, tada galime eiti dar paprastesnius dalykus, įsižeminti, galim sugrįžti į save per kvėpavimą, jaučiu kaip įkvepiu, jaučiu kaip nosis, tada gerklė, krūtinė, pilvas išsipūtė, dabar iškvėpsiu, pilvas subliūkšta, tada krūtinė subliūkšta ir tik tada iškvepiu. Toks grinai grįžimas į save, į savo kūną. Ir kitas labai svarbus momentas, kai praeina impulsyvi reakcija, nepalikti tos situacijos, kuri man tą emociją sukėlė. Nes mes labai dažnai šitą momentą pamirštam. Aš nusiraminau, viskas yra ok, bet aš nesprendžiu to, kas vyksta. Tai reiškia, kad aš vėl pasilikau, ateis kita diena, vėl kartuosiu situaciją ir vėl viskas kils iš naujo. Tai labai svarbus tas momentas, kad tada nurimus emocijom, einu kalbėtis, einu išsiaiškinęs kalbėtis irgi žmonės beprotiškai bijo. Taip, žmonės... Sudėtingai yra, nes tu nežinai, kokių ten minų pakilimų rasi. Taip, nes tu nežinai, kiek kitas savo pakilimų yra tų minų prisimėtęs. Taip, ir ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, santykiai trunkantis daug metų, taip, jau yra ten ten jau yra, taip, tas jau minos, ten jau yra turbūt ir sandėliuko reikia, kad jos visus taip. Bet mes tada pradedam nuo savęs, jeigu mes neinam pas kitą su tą impulsyvę emociją, nes dažniausiai, jeigu iš karto eisiu, nesugrįžus į save, nesugrįžus į savo kūną, eis kovoti dvi emocijos.
Ir tada galiausiai aš pasitvirtinsiu savo, kad aš vis tiek nevykėlė, kad aš vis tiek nesugebėjau to išspręsti. Nes kitas tau taip patvirtins ir atlieps. Taip, nesvarbu, kad ten yra jo bombos sumestos po kilimu ir jos kalba, bet pačioj pradžioje labai svarbus tas grįžtamasis ryšys ir tie sėkmingi kartai, nes kaip ir sakiau, smegenis mokosi iš patirčių. Ne iš to, kad aš racionaliai suprantu, kad ten kito bombos, o ne mano bombos, bet aš turiu gauti tą teigiamą patvirtinimą, kad žiūrėk, šita situacija išsisprendė teisingai. Nėra gal to teisingai, neteisingai, bet neturi tokių skaudžių pasiekmių, kaip turėjo praeitą kartą. Kitas žmogus irgi žiūri, aha, žiūrėk, jau vieną bombą galim iškrapštyti iš po to kilimo, nes jinai atreagavo tai į mane jau nebe taip destruktyviai, ne? Ir va tada po truputį tas santykis su bet kuo. Čia gal aš taip labiausiai pasakoju tą partnerystę santykį, bet ir kolegos gali lygiai taip pat keistis, ir draugės gali lygiai taip pat keistis. Ir tada, kai man tų bombų po kilimu nebelieka, mano kūnui nebelieka tų emocijų, kurias man reikia kaupti. Tai čia kalbam apie šviežias emocijas, o tai nebūtinai šviežias, o kaip su tom senutėm daryti, kur ten, žinai, iš pernai likusiam. Tai jas pajudina kažkas. Yra trigeris vis tiek, ir jos pakyla. Tokiu pačiu būdu taip, ir tu jas vis tiek lygiai tokiu pačiu būdu, nes po kilimu ten primesta ne 100 bombų ir ten 99, bet trigeris, tai šiandien nori tą bombą susprogdinti. Supratau. Aš dar tokia esu, kaip čia, girdėjus mintį, bet kita vertus gal labai ta pati, gal net kitais žodžiais pasakyta, žinai, kas sako, kai tu jauti, kad, pavyzdžiui, kyla pyktis ar ne, tai kaip sako, užtruks turbūt, nežinau, 3 ar 7 sekundės, kad jisai ten, pabūtų, tu susinervi, ten, tarkim, karštis išpylė, ten, nežinau, gal supykino, gal galva tvinkčioja, bet tai tiek. Bet jeigu tu nugrūsi, tai tu ilgai ir nuobodžiai kuopsi. Yra tas toks leisti iš... Migdolinis kūnas, visą tai daro mūsų smegenyse esantis migdolinis kūnas. Jisai kuria tą impulsyvę reakciją, ne? Kad aš dabar prasproksiu, ne, jaučiu kaip kumščiai gniaužiasi, dantis kandasi, ne? Tai čia yra migdolinio kūno reakcija. Ir ne šiaip yra tas pasakymas, kad suskaičiuokim iki 10. Ir tada atriguokim. Čia pagrįsta viskas, šiaip 7 sekundės, bet kol mes skaičiuojame iki 10, tai tam plus minus tiek panašiai laiko ir praeina. Ir tada, kaip ir sakai, ką ir šiandien mes kalbam, nepasilikti su tuo, nes jeigu pasiliksim, tai tada arba emocijos, arba kitas trigeris išaugs tą, kaip ir šeimoje, ne? Mes dažniausiai pykstam ne dėl tų numestų kojų arba neišplautų indų. Ten yra tos bombos visos susikaupusios, kurios realiai padaro taip, kad viskas prasprogsta. Tai nekaupti į save tų emocijų ir ieškoti tų būdų. Kartais reikia terapeuto, nes mes tikrai nemokam kalbėtis. Tikrai nemokam. Šiaip jeigu labai paprastai verta paskaityti nesmurtinį bendravimą, čia toks numeris 1, kuris padeda teisingai bent jau konstruoti sakinius, kad nesigautų tos konfliktinės situacijos, kad aš vėl negalėčiau savo patvirtinti, kad aš esu nevykėlė ir toliau eiti užsiiminėti tą visą savidestrukciją. O jeigu pakalbėtume iš kitos pusės, o kas atsitinka su mūsų smegenimi, nes mes supratom, kaip smegenys veikia kūną ir kaip emocijos veikia kūną ir kaip jisai tada į stresą kaupia viską, o jeigu yra priešingai, tai aš suvalgau tai, ką noriu suvalgyti, žinau, kad nėra čia jau pats geriausias mano kūnui pasirinkimas, kas tada įvyksta su mūsų galva, priešingai arba emocijom? Tu turi galvoje, kad jeigu, sąmoningai apsisprendžiu kažką daryti. Taip, ir tarkim, lyg ir suprantu, kad tai nėra gerai ir, pavyzdžiui, nežinau, persivalgau. Žinau, kad jausiasi fiziškai blogai, bet taip pat smegenys tada, ką jie daro? Jie išskiria laimės hormoną, ar tada iškart grįžtam prie botago, kaip priešingai reakcija? Nes čia mūsų tikslas ir yra išmokyti smegenis. Labai svarbu suprasti, kad destruktyvaus elgesio mūsų smegenys išmoko ir lygiai taip pat to empatiško elgesio mūsų smegenis reikia išmokyti. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. Ne? Kad nebekartosiu destruktyvaus elgesio, tai nereiškia, kad aš būsiu empatiška savo. Empatijos savo reikia lygiai taip pat mokytis. Ir kai mes leidžiam savo sąmoningai, aš tai vadinu tokiu sąmoningu valgymu. Nes nieko blogo, jeigu aš sąmoningai pasimėgau to deserto. Ten tikrai smegenyse išsiskirs ir serotoninas, ir dopaminas, ir visi kiti faini hormonai. Taip, jie susisies su tuo maistu. Aš jausiu pasitenkinimą, bet aš visada sakau, emocinis valgymas nėra problema. Jis tampa problema tada, kai tai yra vienintelis būdas tvarkytis su savo emocijom. Arba kaip?
Nes jeigu aš po sunkios dienos užsukau į kepyklėlę ir ramiai, sąmoningai suvalgiau tą pyrago gabalėlį, aš jaučiau jo skonį, ne, vat kaip ten jis mane apkabino. Jo, apie maistą kalbėti sunku, nes aš kartais, kai vedu dėmesingą valgymo meditacijas, tai po to mano pačios pilna būna, taip, grinai, toks jausmas būna, bet iš esmės leisti savo patirti tą malonumą ir pasitenkinimo jausmą, nes tai nėra destruktyvu, tai neturi jokio destruktyvaus prieskonio ir kitas dalykas leisti savo sustoti. Sustoti, kai aš pajaučiau pakankamą pasitenkinimo kiekį, ne. Irgi, bet su viena klientė turėjom tokią fainą labai diskusiją, sako, aš galėdavau suvalgyti šeimyninę picą, vieną. Bet aš ją kišdavau dėl to, kad aš sumokėjau už ją pinigus. Va. Ir dėl to man reikia visą tai į save susikišti, nes aš susimokėjau. Negi išmesti. Taip, negi išmesti, ne, kaip mes išmokėm vaikystėje. Negalima švaistyti maisto, badaujantys ten Afrikoje ir taip toliau. Nepaisant loginės sąsajų nėra jokių. Bet kaip vaiką mus tai įtikino. O kai mes einam sąmoningai, ne, aš dabar apsisprendžiu, kad būna kartais ten noris, man aš azietišką maistą gana taip mėgstu ir man visai patinka. Labai mėgstu medutį gerą ir taip toliau. Ir tu leidi savo tiesiog sąmoningai pabūti su tuo maistu, patyrinėti jos skonius ir smegenim leisti lygiai taip pat patirti visas tas cheminės reakcijas ir tame nėra nieko blogo. Tai yra tiesiog vienas iš daugelio su patiriamom emocijom susitvarkymo būdų. O pakalbame apie tą, kad sugadinau viską. Man taip patiko šitas toks labai paprastas, toksai tiesiai į kaktą tavo apibrėžimas. Rilsas, man atrodo, buvo apie tai. Viską sugadinau. Tai išsiplėstas, man atrodo, kad kiekviena moteris to gali labai rasti savęs daug. Rasti savęs, ne, ir tai iš tikrųjų yra apie... Tai turbūt reikia pradėti nuo to, kad labai dažnai, kai mes sugalvojam, ką nors kontroliuoti, mes susikuriam savo nerealistinės taisyklės. Visai, kad lūkestis buvo didesnis negu realybė. Taip, lūkestis yra didesnis negu realybė, ne? Tobulai. Va dabar tobulai. Ir ne kitaip. Ir ne kitaip. Ir aš turiu istorijų, kur čia idėjai žmogus užskaitė vieną makaroną iš vyro lėkštės. Maž. Taip, čia yra realybė, aš su tuo gyvenu. Taip, iš tikrųjų žmonės taip gyvena. Išgėriau latės. Taip, išgėriau latės, ne, ir taip toliau. Ir aš turėjau lūkestį, kad dabar va, ta savaitė bus tokia ir nepaisant to, kad jinai yra nerealistiška. Nes tu pusryčiam vieną surelį, pietum salotų, vakarienį sriubytės, mūsų fiziologijai to maisto tiek. Ir pavyzdžiui, tau dar yra, tarkim, ten menstruacijų pirmos dienos ir dar arba PMS ir ten taip. Tai va tas yra, kad labai svarbu žmonėm padėti suprasti ir ypatingai moterim padėti tą suprasti, kad mūsų kūnui reikia maisto ir tai, kad mes kartais persivalgom, tai nėra susijęta tik su emociniu valgymu. Kartais mums tiesiog to maisto reikia daugiau, nes buvo didesnis fizinis aktyvumas, turėjom didesnę emocinę įtampą. Tai nesijaus kalta, jeigu jaučiuosi realiai alkana? Ne, nesijaus kalta, tikrai nesijaus kalta dėl to ir vat tie visi momentai, tos nerealistiškos taisyklės, jos tada ir vat kaip ir sakai, ne, surelį suvalgiau, kolegė čia dar ant kitų, nešam dar perkelkime atsakomybę ant kitų, taigi kolegė padėjo torto gabalėlį. Kaip dabar nevalgys? Taip, ir aš negaliu atsisakyti nemandagu. Žiūrėsim, ar valgys. No pressure. Taip, ne, ir tada aš dar perkeliu atsakomybę ant kitų, kad partneris grįžo su traškučiais, ne, vaiko. Grįžau namo, vyras pagamino, aš pažiūrėjau, ką tik pavalgiau mieste su draugė ir tipo kaip nevalgysi. Taip, būtent taip. Ir tada tu jau nebeatlaikai tų nerealistinių savo susikurtų taisyklių ir rezultate vat ir pasispaudžia tas viską sugadinau mygtuką, nors iš esmės tu nieko nesugadinai. Sakau, vat irgi iš vienos kolegės pasėmiau labai fainus žodžius, sako, jinai kaip sakydavo, tada sako, tu nenužudėjai žmogaus, tu neapiplėšiai banko, tu nepadarai nieko negrįžtamo, tu tiesiog leidai savo suvalgyti daugiau. Suvalgyti leidai savo daugiau, tai kitas labai svarbus momentas po to nesugalvoti savęs bausti už tai. Nes tas irgi būna, ne? Taip, tu rytoj tada nevalgysiu iki pietų. Taip, rytoj tada nevalgysiu iki pietų, o vakarė eisiu vėl tikrinti šaldytuvo spintelių ir visokių dalykų, nes fiziologiškai bus per mažai maisto. Taip, tiesa. Tai mes dėl to vakarė ir paslystam. Taip. Nes būna, man bent jau, tobulai, visą dieną nušaunuolė. Wow, tikrai ir sąmoningai produs renkuosi, ir jaučiuosi ir soti, ir lengva, ir visokia. Ir, pavyzdžiui, vakarą ypač, jeigu, tarkim, užtrunki su kažkuom ir nenuimi mėgoti, aš einu anksti mėgoti, ten 9:30 ir aš mėgu, būna pratempi ilgiau, ir tada ateikit visi čia. Nes čia dar yra toks vienas fainas labai momentas, aš tai vadinu valios baterija.
Jinai tiesiog išsikrauna, nes ryte, kaip ir telefonas. Telefone ryte yra 100%. Ir tu gali skambint, rašyti, viskas yra tvarkoja, jokių problemų nėra. Užsidega raudona, pabaiga, dienos gale, net ten liko 20%, liko 10% ir tu jau nebegali savęs tada sukontroliuoti. Tada mes ir pereinam į tas impulsyves reakcijas, į tai, kad nebegaliu savęs sustabdyti, kai aš noriu to, kas ten skanaus namuose. Nes aš prieš tai norėjau, bet tiesiog turėjau daugiau valios baterijos. Būtent. Esi visiškai. O dėl ko? Dėl to, kad aš tau kažko neleidžiu? Kodėl? Kas sekina valios bateriją? Valios bateriją sekina kiekvienas pasakytas ne, sau arba kitam. Tai įsivaizduokim, vėl grįžtam prie vidinio dialogo. Šaldytuve yra tortas. Kiek kartų per dieną tau kyla šita mintis, kad šaldytuve yra torta? Ir tu nuolat savo sakai ne. Bet jeigu nežinotum, kad yra, tai tu net nenorėtum. Taip, bet kai žinai, kad yra... Aš neringa tas tavo torčiukas stovi, aš jau kelis kartus tai pagalvoju. Tai va, ir kiekvienas tas pasakytas ne, o ne, mes ne tik maistui sakome, ne, mes turim tam tikrus momentus, kurie yra apie tai, kad ne visai patenkinta su savo darbu, ten turiu daug nepasakyti, sunku auklėti vaikus, negaliu pasakyti. Esu pavargus, pasakiau savo ne, nes aš turiu nueiti padaryti kažką, nes privalau, turiu ir taip toliau ir visą. Tai visi šitie kaupėsi tą patį. Visi šitie kaupėsi, visi šitie po 1% sekina mūsų valios bateriją. Ir ties 4 valandą. Taip, ir ties 4, 5, 6, o dar jeigu mes turim, tarkim, didelį tarpą tarp pietų ir vakarienės, tai dar mums to resursų trūks. Ir kas atsitinka vakare, spintelės ir šaldytuvas. Labą dieną, ateikit čia. Taip, atvirų durų dienos, tikrai taip. Ir rezultate mes tada turim tai, kad turim. Taip. Ir tada protinga moteris kaip Sandra, ką po tokios išpolio, nežinau, ar už save ir prieš save darytų kitą dieną. Kitą dieną grįžčiau, svarbu yra vėlgi nebausti savęs, nes kaip mes padarom maistą blogą. Taip mes ir padarom maistą blogą, kad vakare prisivalgiau, taip nebūtina valgyti iš karto pusryčių, jeigu jaučiu, kad ten dar yra maistas. Jeigu yra sotu, viskas yra tvarkoje, galim pradėti valgyti 10, 11, 12, viskas priklauso nuo to, kaip mes jaučiam, bet nebausti savęs, nenueiti, va, tai, kad tada pusryčius praleidžiu, labai dažnai moteris vietoj pusryčių kavos, nes kava dėl kofeino sumažina alkio pojūtį ir tada viskas vėl tempėsi gražiai, nes telefonas tai turi pasikrauti, jeigu mes jį kraunam per naktį tam, kad kitą dieną turėtumėm, tai ir su maistu yra lygiai taip pat, jeigu mes reguliariai valgom, ta baterija plius minus laikosi nuosekliai. Įkroviau ją labai stipriai, dabar leiskim jai išsivirškinti, susivirškinti ir grįžti į įprastą mitybą. Jokių savęs baudimų, jokių moteriškų valgių irgi, aš vienos gydytojas. Labai fainas šitas, jinai ten dalinasi savo istoriją ir tada mes prilipdėme etiketę moteriškam valgiui. Atkreipkim dėmesį. Moteris ką valgo? Sriubytės, Salotytės. Torčiukas. Torčiukas jau geram scenarijui, bet iš esmės, jeigu mes kalbam apie tai, kaip moteris dažniausiai suvokia mitybą ir maistą, tai ir yra, tai kas yra moteriška, nes tada jinai ten dalinasi, sako, kad valgiau su savo tuo autoritetu, ten tam tikrų mokytojų, ir jinai sako, jisai pasiėmė dienos pietus. Pagrindinis patiekalas, sriuba, gėrimas, o aš pasiėmiau tik sriubytę, sako, ir aš tada taip ir dar pusę, irgi turiu. Nes yra tokia galimybė kartais. Nes yra tokia galimybė, o dar jeigu 2 moteris eina valgyti, tai tada dažniausiai jos po pusę porcijas pasidalina. Nes ta pirma pamet pusę, nes antra gal ir nebūtų ėmus pusės. Bet ta pasė, taip, ir tada taigi aš valgysiu per daug, jeigu aš valgysiu visą. Taip, matai, kiek daug. Ir kai mes kalbam apie mitybą, akivaizdu, kiek čia yra psichologijos. Ir primestos. Taip, ir primestos, ir labai daug atsineštos iš vaikystės, iš stereotipų, iš visų tų dalykų. Ir kodėl ir yra taip svarbu sugrįžti į save, sugrįžti į tą savo kūną, įsižeminti ir suvokti, ko aš noriu ir kiek šiandien aš noriu. Ir atliepti tai, nes man atrodo, kad gal tu gali net ir suvokti kartais tais prašviesėjimo momentais, bet tada, žinai, laukia savaitgalį Velykos, taigi vis tiek prisivalgysi. Pasiruošti reikia. Bet aš mačiau, kad tu mokai į priešingą pusę kažkaip.
plauk, ar aš maišau, kad kažkaip reikia kaip tik tvarkingai valgyti ir kalėdų dieną, arba ten Velykų dieną. Visada, iš esmės nereikia taupyti maisto. Pasok truputį čia kaip tik. Aha, jo, nežinau, kada išeis šitas mūsų įrašas, bet iš esmės tai mums nereikia pasiruošti kažkam. Nes jeigu tu vėlgi tą bateriją... Tai avansų nepabadausi? Ne, avansų, nes persivalgysi. Po to. Taip, ir kas dar atsitiks kitas labai nefainas dalykas, nes mes šiandien daug labai apie psichologiją kalbam, bet yra ir fiziologinių momentų, kad jeigu mes nevalgom ilgai, nevalgysiu pusryčių ir pietų, kad vakare galėčiau ten tą mamos ar tėčio kepsnį ten, su desertu ir taip toliau. Kas atsitinka, jeigu mes nenaudojam savo virškinimo sistemos, kam jai dirbti tada, tą pusę dienos, jinai pasiima pusdienį laisvą ir visus procesus fiziologinius sulėti. Ir tada įsivaizduokim, kas ten turi, kaip turi viskas iš naujo užsikurti, kai mes primetam torto, riebaus kepsnio, šašlykų sudegintų ten ir taip toliau. Ir mums tada užtenka labai mažo maisto kiekio, tam, kad mes pasijaustumėm išsipūtusios, apsunkusios ir taip toliau. Ir tada jau išsitraukti rykštę. Tada išsitraukti rykštę, viską sugadinau ir tada per Velykas, 2 Velykų dieną, 3 Velykų dieną kimšti viską į save, kol nuo pirmadienio sugrįžtu į įprastą mitybą, tai įprasta dažniausiai dar bausmės būna savo, ne su salatytėm ir su bytės. Pusės rybytės. Taip, ir tada pusės rybytės. Ir tada ateina vėl diena X ir visas šitas užburtas ratas kartojasi. Nu gerai, paskutinis klausimas. Kaip jį sustabdyti ir iš jo išlipti? Tai iš to rato. Sąmoningumas. Iš esmės tai yra sąmoningumas. Stebėti save, savo... Ką ir pridėjai jo, prie to, bet ką tik, kad nelentai mintį sakyti, kad leisti savo. Leisti savo. Paprasčiausias dalykas, nuo ko pradėti, pusryčiai, pietus ir vakarienė. Nesvarbu, kokia savaitės diena, kalėdos, Velykos, gimtadienis, nauji metai ir kas tik tai norim. Pusryčiai, pietus ir vakarienė. Netaupyti, nebadauti, nedrausti savo, neturėti kažkokių tokių momentų, bet tiesiog reguliariai valgyti, kad išlaikytumėm tą bateriją. Ir tada kitas momentas, bet irgi taip labai iš praktikos, jeigu dalintas, tai pajausti savo fizinį sotumo jausmą, jeigu, tarkim, aš suvalgiu kepsnį porciją ir aš jaučiu, kad čia dar maisto yra, tai nebekraukim to torto gabalėlio jau ant viršaus, leiskim savo pabūti, nes maistas niekur nepradings, čia irgi dar, mes galėtumėm, sakau, čia turbūt pusę dienos kalbėti, nes mes labai dažnai turim nesaugumo jausmą su maistu, kad iš mūsų atims, kad nebeliks, nebeduos ir taip toliau. Arba aš žinau, kad, tarkim, neturėsiu progos papietauti, tai pusryčius tokius valgau, kad tuos paėmiau. Taip, kad čia viena iš alkio teorijų, mes turim polinkį pavalgyti į priekį. Taip. Tai va dėl to tiesiog tada, jeigu jau aš bijau, kad tą mano mėgstamą torto gabalėlį kažkas suvalgys, aš juk galiu jį atsidėti. Ir tada, kai aš jausiu, kad tas kepsnys susivirškino, aš ir nueisiu tą torto gabalėlį suvalgyti. Norim 3 torto gabalėlių, mums niekas netrukdo juos pasidėti ir tada, jeigu Velykos sekmadienį, tai pirmadienį užkandžių suvalgyti, antradienį užkandžių, trečiadienį nieks nuo to neatsitiks, nes problema yra, tas viską sugadinau mygtuko paspaudimus. Wow, mes tikrai galėtume dar kalbėti, gal tu dar ateisi kada nors pas mane kitą kartą, tai ačiū tau labai ir ačiū, kad kapsulę pasipašė, man taip gera. Man labai jauki tavo kolekcija, ir labai gera turėti. Tai va, tai čia buvo Sandra ir buvo pokalbis, kaip girdėjote apie ką, bet labiausiai noriu kaip dėmesį tai, kad Sandra turi labai gražią platformą, Valgo be žalos, kur tikrai galima rasti naudingų patarimų, aš ten irgi nemažai žinoti randu. Ir galvoju, aišku. Ir čia truputį apie mane, ir čia truputį. Labai daug kur apie mane ir man atrodo apie mus visas. Tai svarbiausia tai kaip tu ir sakai, mylėti save ir visą kitą po truputį stelios. Ir paslėpkit į rankinukus tas rykštes, dabar jau pavasaris kažkaip gal kitaip. Tai ačiū tau. Tai ačiū labai tau už tokį pokalbį, kur gali būti savimi, kur gali dalintis. Ačiū labai tau. Ačiū, ta. Čia merginos.